Paukščiukas Staris. Kartą gyveno krokodilas. Kaip ir įprasta krokodilams, jis buvo labai baisus. Baisi uodega, baisūs nasrai ir dar baisesni dantys. Prašyčiau atnešti sviedinį, Ne. Na, labai prašau, Gerai. Be to, krokodilo charakteris dar buvo labai baisus. Jis niekada niekam nėra pasakęs nė vieno gero žodžio. O baisiausia, kad jis niekada nevalė savo baisių dantų. Taip, vienintelis visoje Afrikoje. Ir nenustabu, kad vieną gražią dieną jam ėmė skaudėti dantis. Vargšai mano dantys. Oi, vargšai mano dantys, oi, vargšas aš krokodilas. Oi.
gėda. Oi, kaip skauda. Jamgi skauda. Jis verkia. Pamanyk, verčia. Pats kaltas, niekada nevalė dantų. Iš mūsų imtų pavyzdį. Taip, imtų iš mūsų pavyzdį. Į tai bent papūga. Kaipgi aš galiu valytis dantis, jei mano letenos gi tokios trumputės. Va jeigu man kas nors išvalytų dantis, a? Ne, jau ačiū. Kvailių nėra. Kvailių nėra. Įsižiok. Žiūrėk, nesumanyk susičiaupti. O? Tas skaudantis dantis. Štai ir jis. Gali susičiaupti. Labai dėkoju tau, gerasis paukščiuktari. Krokodilas pasakė gerą žodį. Krokodilas pasakė gerą žodį. Jeigu nori, aš tau kasdieną, rytą ir vakarą valysiu dantis. Susitarėm. Nieko šiandieną nereikia skriausti. Peštis ir kandžiotis reikia uždrausti. Nieks, kad neverktų. Kad neskaudėtų. Na, o kodėl? Kasgi atspėtų, kad krokodilas pats iš tiesų paukščiui dėkoju čionai prie visų. Nuo tos dienos paukščiukas Taris ir draugauja su krokodilu. Sako, kad krokodilo charakteris dabar netoks jau baisus.